mokyklos, jis sakė ir problemas, jis sakė nurodė, kur naudotis kokios lėšos. Tik tai vėl atkreipsiu su tarybos narių dėmesį visų ir gal kas neskaitė ataskaitų, kad šiai mokyklai reikalinga nors kriauklės, pasirodo, nėra rankų nusiplauti. Dailės klasės. Nu tai, žinot, nu, ir dabar šiai dienai skirsim 30 tūkstančių bažnyčiai, nu, man tiesiog pikta ir juokas ima, kai mes negalim surasti tūkstančių ar kiek eurų, kad vaikų klasė rankas nusiplausi. Nu tai juokingai. Kaip čia vykti? Tai bandysiu aš iš šitą klausimą, kadangi nebūtų visiškai vienašališka, tai iš tikrųjų administracija žinodama ir žinote apie regioninę plėtrą ir meno mokykla tikrai žino, kad vyks projektas ir jisai, aš lėšų nebeatsimenu, bet apie 60 kažkokių tūkstančių eurų jis bus ir mentoriaus pirkimas, ir tos patalpėlės remontuosis ir iš tikrųjų mes atrodysim kitaip, šiandien tikrai esame tokioje plėtroje, būsime, bet per 2 metus vis tikrai pasikeis, kada bus šaukimas regione per Lietuvą. Lėšos yra numatytas. Mes tą keitimą tikrai padarysime. Tai tikrai, man čia daugiau nėra norinčių pasisakyti, tai iki balsavimo. Nu, aš nenoriu. Nieko to. Ką reikia? Tai būtų reikėtų iš karto. Balsavimą, prašau. Merė, tai jūs nežinote iki galo, čia direktorė sako, kad jie vyrai. Visi ir patys pasirodo. Va. Čia aš negalvoju, kodėl. Ne. Apie orą. Aplanai. Už 18 vienas susilaikė.